Prieš planuojant nėštumą turėtumėte apsilankyti pas šeimos gydytoją ir akušerį ginekologą, tam, kad atliktų bendrus klinikinius tyrimus, įvertintų ultragarsą, gimdos kaklelio būklę, lėtines ligas, jūsų vartojamus vaistus, ypatingai tai svarbu sergant cukriniu diabetu ir skydliaukės patologija. Pasitarkite su šeimos gydytoju, galbūt reiktų kartoti vakciną dėl raudonukės, dėl kokliušo difterijos, dėl B hepatito. Su ginekologu tuo tarpu įvertinsite gimdos kaklelio programinius tyrimus arba žmogaus papilomos viruso tyrimą. Prieš planuojant nėštumą bent jau 1 mėnesį iki nėštumo planavimo labai svarbu naudoti folinę rūgštį. Tikriausiai visos apie tai girdėję, bet dėja dar vis pasitaiko pacienčių, kurios pamiršta ją vartoti. Jodo trūkumas taip pat gali sukelti nesėkmingus nėštumus, savaiminius persileidimus. Turite galvoti ir apie kitus dalykus. Sveiką gyvenimo būdą, subalansuotą mitybą, apie žalingų įpročių mažinimą. Idealu, jeigu pavyksta kūno masės indeksą sumažinti iki 25. Ypatingai atkreipiu dėmesį apie stresinių situacijų vengimą. Streso metu gaminasi streso hormonai, kurie iškreipia lytinius hormonus ir pastojimo sėkmė mažėja. Šitie patys patarimai galioja ne tik būsimai mamytei, bet ir tėčiui. Vyrams ypatingai atkreipti dėmesį į anabolinių arba vyriškų hormonų vartojimą. Vengti karštos pirties, saunos ar kito terminio poveikio sėklidžių srityje. Taigi sėkmės jums!